išpiešęs, vėl reiks išmokti kojom naudotis. O taip gerai buvo važiuoti. Nieko, bet čia aš nenorėčiau važinėti, nes mane užknisa toks eismas, kur ištisai šliaužia arba stovinioja, kas kiekvieną tą šviesoforą, tai jau geriau piešęs, uždūsiu, suprakaituosiu, bet tokio eismo tai nekenčiu. Whole Foods tai turbūt yra brangiausia parduotuvė Amerikoje. Nežinau, man rodos, čia tokia organiška, sveikuolio, gali gatavą maistą pirkti, ruoštis. Toks libinas, tai jis didesnio masto. Pavyzdžiui, kambučia. Jau čia low price prašyta žema kaina. Buteliukas 3,89. Yra 2,99. 2,99 pigiausia kambučia, pavyzdžiui. He's sprogo. Something exploded. Huh? Something over here? Yeah, I think a bottle of kombucha exploded. Oh my gosh, that's so dangerous! Yeah. That was dangerous scary. Working environment. Wow, okay. Paėmiau tą kombučą, padėjau ir sprogo butelis, bet ne tas, kur paėmiau kažkur ten giliau, tos pačios. Galvoju, tas mano, gal ne taip padėjau, nukrito. Pavojinga ta kombučia, va tiek va arbūzo 4,79. Čia realiai vienas griežinėlis arbūzo. Ananaso tiek pat 3,73. Ananasas dar normaliai. Šiaip vaisių kainos gan aukštas visur Amerikoje kai kurių, bet jeigu pjaustytas, tai trigubai išauga, nes čia vietoj pjaustų, tai oi to darbo jėga Amerikoje, tai brangi. Baltą mišrainę. Lenkų šaltinis. Vat Lenkai prasimušė, matot? Amerikoje vandenį parduoda už buteliuką $1.09. Sunku turėtų būti vaikystėje su pavardė Gainoras. Blogiau už Gainoro pavardę turbūt tik tais Gaylordas gali būti. Nors lietuviškai tai Gainoras yra blogiau negu Gaylordas. Nagi ir kągi, sveiki sugrįžę į New Yorko patirtį su Marium. Šiandien ragaujame pekanijų, šokolado ir šudeliukų kitokių pyragėlį už $6. Be mokesčių. Ir nebuvo mokesčių. Įskaičiuoti mokesčiai. Primena, kaip būdavo tie sausainiai smėlio juostos, toks sausainio pagrindas ir ant viršus riešutai su medu, man rodos. Gal biškai per saldų. $10 kūrimas iš delno, tai juokauja. Azijai, man rodos, net tam būdavo nuo 20 eurų. Bet čia jau čia taip priburs, kad išeisi tuščiam kišenėm. Buvo įdomu pažiūrėti, kiek kinas kainuoja, tai saugusiam 20 eurų kažkur. New Yorko centre. Pagalvokit, kokią pačią neįdomiausią knygą esat skaitę. Pagalvojat? O dabar, jeigu jums reiktų perskaityti apie kriketą knygą angliškai, kaip ta jūsų knyga jau gal nebe tokia neįdomi jau. O, dar videkų yra.
Čia ne videkai pasirodo. Čia DVD, tik tais taip storai supakuota serialų. Aš galvoju, kas čia dar tos videkus renka, nu gal kokie kolekcionieriai kažkas. Nebėriau tokių dalykų. Taip galvoju, reikia kažkokią knygą nusipirkti. Čia daug senų fainų yra. Ir nusipirkau tokios, kurios ieškau gal prieš metus. Markus Aurelijus meditacijos. Lietuvoje radau tik anglišką versiją, man rodos, net nėra, gal lietuviškai išversta ir apie 20 eurų kainuodavo. Čia $7. Vintažinė. Tokie didmiesčio privalumai, kad tu čia niekam neįdomus, tiesiog eini savo dalykus darai. Kokie minusai, tai irgi, kad tu niekam neįdomus, visi tiesiog su ausinukais ir eina kaip robotai, o tik ta moteris gyvesnė tokia atrodo, kažką užsiema kažkokiom šnekom savo. O taip tai visi, 90%, jeigu vienas žmogus eina tai su ausinukais ir kaip po tunelį, net nesidairo. Pažiūrėkit iš šitų ledų sudėti, kiek visko, ir iš šitų ledų sudėti. Nematau, ar fokusuoja. Čia tiek nieks kešą naudoja, kad savitarnos kasoj sumokėjau ir neturėjo aparatas grąžos, tai nuėjo iš kažkur nuėjo atnešti, nežinau, į banką gal nuėjo. Lauku. Internetą rodo, kaip jie juodaodžiai neša telikus iš parduotuvės, o čia žmogus įnešė televizorių į parduotuvę ir dar su vaikais. Sveiki sugrįžę į patirtį Niujorke su Marium. Kviečiu jūsų turą po savo apartamentus Niujorke už 130 eurų nakčiai. Nagi, eime. Na štai ir atėjome. Visi 5,5 kvadratinio metro. Štai čia. Miego erdvė persipina su darbo erdvė. O, kaip matau, jau radote virtuvę, kur virtuvė persipina su pramogų erdvė. O, kaip matau, jūs seife, kur galite pasislėpti savo pinigus, papuošalus ar kitą brangų turtą. Kadangi gyvendami šiuose apartamentuose, tikrai turite daug užgyvento turto. Spinta, veidrodžio erdvė, nes eiti į Niujorką reikia atrodyti labai gerai. Ir žinoma vaizdas į centrinį parką. Čia būtų vaizdas per neatidarytą langą. Taip pat galvojate, o tai kur daryti gamtinius reikalus? Tikrai ne gamtoj. Eime į tualetą. Štai tualetas. Dušas. Šitas dušas kaip reikia, štai paleisiu jį. Kokiais reikia vienimčiai, kad šitaip sudraskyt unitazą. Ačiū, kad buvote ir iki kitų kartų. Iki. Kol skanauju ledais, pasižiūrėkime, ar šaldytuvas turi kamerą, ar vėl turėsiu valgyti visus ledus ant karto. Neturės toks mažas. Turi. Gal tils. Ir šiandien kažką turi. Jau, bulvių mišrainė kažkokia. Bet kad kamera turi toks šaldytuvėlis, tai gale kaip yra. Nu, das ist nicht gut, Häagen-Dazs. Geht in der Freezer. O. Atsimenat, kai buvau Getisburgo, ten tam kambarį ir elektromagnetinį lauką matavau su telefonu. Kelis apsus disinčių, nes ten rodė visiškas nesąmonės. Ten
Extremalt rodė skaičių beveik 1000. O dabar įsijungsiu kitoje lokacijoje. Tai vat norma. 30. O tada buvo 9.30, 9.20 ar kiek. Ta suma už mano tą chalupą, tai atrodo žiauriai 130 eurų nakčiai, bet realiai vieta čia nuo centrinio parko tik 2 minutės eit. Viską daro vieta. O vieta yra nebloga. Švelniai tariant. Kažką papildai taip sunešiojo, kad net išnešiojo iš batų. Aš taip einu pro tos akmenys ir galvoju, čia ne tie akmenys, kur Kevinui išstrigo koja ir ta balandžių boba atėjo. Nors ten irgi yra tokie, tai čia belia kurie gali būti. Arba ten iš vis tie akmenys Hollywoodo studijoj, aš net nežinau, ar tikrai čia filmuota. Žinot, kas visai keista, kad čia yra vienas didžiausias miestų pasaulyje. Ir įsivaizduotum, kad belia kas čia daros, Makalošė, voši Makalošė. Bet, pavyzdžiui, ateini į centrinį parką ir tu gali laisvai ras vietą, pilno suoliukų laisvų, kažkur ten akmenų gali atsisėst ramiai po medžiu, pievai. Nėra tokios grūstalynės, kaip aš pratęs, kai ten nuvarai Azijai. Ten, nežinau, tu negali rasti vietos pabūti vienas visą laiką. Sūkurys. Čia tiesiog yra gatvė bėgikams, dviračiams ir visam kitam transportui, nemotoriniam. Tai man dabar raudona, bet jeigu taip eisiu, tai tada žalia. Eisiu taip ir kol užsidegs man žalia čia. Nu gerai, neužsidegė, bet aš eisiu vis tiek. Bėgu. Didelis, ne tas New Yorkas. Didelis, žiauriai. Pagaliau parduotuvė aukštiems žmonėms, kur net aš yra ko nepasiekiu ir man irgi reiktų parašyti pagalbos. O kaip tai aš vis laik kažkam turiu paduoti dalykus, kur per aukštai. Čia jau šitos nepasiekčiau. Šeštą mašiną policijos varo. Ko iš čia dabar? Kur čia jo? Į nagų saloną visi eina? Tas kartono gabalas praslydo palei veidą, per tiek man. Netyčia traukiu tų dūmų, tai kvapelis toks, nu nėra geras. Aš tiesiog įsivaizduoju, kad ten po žeme, kur tie garai eina, gyvena kažkokie tokie žmonės, pusiau žiurkės, pusiau vėžliai. Ir tiesiog jie gyvena ir tam valgį daro ir kartais nuleidžia tą garą. Ir jie tiesiog nenori čia gyventi.
Aš žinau, yra, kad kažkoks racionalus paaiškinimas, kodėl taip tiek eina, bet aš nenoriu. Ir aš tiesiog nuo vaikystės šito gyvenu ir man nereiktų to tikro paaiškinimo. Dovana nereikia. Prisėdau pitus pavalgyt. Liamo gero. Ir grybų siūlo. Sako, norim pitus grybų. Bet netokių grybų. Oh yeah. Show them mushrooms. Nah, you gonna have it on YouTube. Jeigu čia būtų dar kokios rūkalos užmesta, tai būtų turbūt top 3 pica mano valgyta be gliutenė. Kiek tai žiauriai gera. Storapalė tokia sultinga. Trūksta daržovės. Eilinį kartą Amerikui trūksta daržovės. Dėdė, miegat? Žinot, kai sakiau dieną, kad tu čia niekam neįdomus esi. Bet jeigu sėdi Times Square su pizza, kai vaikšto aplinkui alkani turistai visą dieną nusibasę, tai koks kas ketvirtas žiūri tą pizzą, tai pavydžiai. Pasakysiu atvirai, aš tikrai nesuprantu, apie ką čia šitą vietą. Reklamos, ekranai, belegend žmonių ir visokių skemų prisižiūrėjau ir nesąmonių. It's a me, Mario. Oi. Nu, einam ten pasigrūs ant laiptų, kur visi. What's up, gang? Hey, yo, you know where we at? We in New York City. It's your boy from Florida, you heard me? We get down with the get down. We get down with the get down. Be ready for whatever, because it's going down tonight. Alright, thank you. Čia taip grindys limpa baisiai tų laiptų, kad bijau, kad paliksiu šortus, kai reiks atsistaut. Nu, pizdu. Tas jodukas ten prieš tai, kur atsisėdas buvau, siūlė grybus, norėjau nufilmuoti, išsigando, sako, nenoriu. Gerai, sako, nefilmuosiu, tai siūlė grybus pirkt. Nepirkau, tada žolė siūlė pirkt. Bet sakau, čia legali žolė, gali parduotuvėje nuo jos nusipirkt. Sakė, ten netikra parduotuvė, žolė pasitik tikra. Tai tokia žolėsnė, žolėsnė pilna tokia tašė, kur pasidės būti ten pilna žolės prigrūsta. Kai žolėsnė pirkau, tada ištraukė bilietą į komedijos klubą nueit. Toks padroštas atrodė, kažkoks nepatikimas. Tai tą irgi atsisakiau, tai labai nusivylęs buvo, sako, gali nieko nepirkt, bet paremti, nes jisai reperis. Sakau, kodėl aš tave remti ir už ką, sakau, tu gyveni vos neturtingiausi čia šalyje, brangiausi pasaulyje, aš atvaręs iš kažkur turiu dar remti. Bet sakiau, jeigu dar ištrauktų peilius pardavinėt, kur pas mus čigonai pardavinėja mašinas aikštelėse, tai būčiau pirkęs turbūt. Nes nemandagu būtų 4 kartą atsisakyti kažko, nors net nereiktų peilių. Dangus tai žiauriai atrodo, kad kažkokį filtrą uždėjęs, bet nieko aš neuždėjęs. Su akim taip pat atrodo. Niekad nematęs iš tokio vaizdo. Gal čia tą efektą sukuria, kad tos šviesos iš visur akina ir tas dangus, nežinau, nes labai toks keistas. Šitos grindys ne piso mojado, piso klijado.
neprilipo. Padai tai žiauriai prilipo. Čia paparaci tave paveiksluoja ir nesiūlo nusipirkti nuotrauką, išsipirkti, kad ištrintų, nes padaro tokią baisę. Here you go. Take a black. I'm good, man. Aš nesuprantu, kur čia šiukšliadėžės. Nešuos buteliuką nuo Pepsio jau kiek laiko ir nerandu. Čia New Yorkas, čia mes Diversity, čia Bidiversity, čia visi labai laukiami, čia wow, čia green, organic, o šiukšliogenik. Kur padė dabar ta šiukšlė? Kažkaip vėlia kur padėčiau ir bokas, bet ne. Išsiųskit šitą New Yorko merui. Protingai žalčiai padarė. O, sveiki. Čia jau labai populiaru bendrus tualetus daryti. Aš neapsisprendžiu, kas aš. Mergaitė, berniukas ar žiopliukas. Tai eisiu į bendrą tualetą. Sveiki, aš vyras, ateinu į tualetą. Užeinu. Wow. Tai va kaip atrodo lytiškai neutralus tualetas. Eik tu savo. Lytiškai neutralus, tai čia dabar išverčiau, nes nežinau kaip oficialiai verčias tas gender neutral. O išverčiau tai kaip išverčiau. Aš vertimo bakalauro turiu, jūs su manim nesiginčykit gerai. Čia aš mokinausi anglų kalbos vertimo, ne jūs. Gal ir jūs, bet aš kalbu į kamerą, o jūs daugiausiai ką galite pakomentuoti kažką tais. Man tai atvirai tie bendri tualetai nieko tokio. Čia moterim gal blogiau, nes aš prisipažinsiu, asmeniškai už visus vyrus. Mes kartais apšlapinam dangtį ir grindis. Tikrai pasitaiko, nemeluosiu. Kartais nuvalom, kartais nenuvalom. Būna, nepasimato. Tai čia jum bėda, man tai kas. Būtų pisuaras, tokių bėdų nebūtų, bet didėsi pisuarą, tai įsižeis dar kažkas, nes čia lytiškai neutralus tualetas. Kažkaip labai stipriai Kamala Harris neišpirkti podeliai. Do you have other? No, I don't. Second? Only one? I need to find the right one, or I'll get a right one. Okay. I got two different feet anyway. I try and get my friend later. Alright, take care. Žinot, kai žmonės stumia ant Indijos, kai ten smirda nehigieniška. Net nebuvę žmonės taip sako dažnai. Bet žinot ką, čia tas New Yorkas, šito pasaulio bamba. Čia bile kaip smirda šiukšlėm ir mižolais ištisai. Centre.
Aš nesakyčiau kokiam Delį, panašiai turbūt Smyrna. Delį yra dar daugiau tų babūsų maistą ir taip toliau, ten makalynė vis laiką. Bet čia realiai, kad kažkas kvepėtų, nelabai yra. Praeini pro tos kioskus, ten kokiam dešrelėm paklimpa. Šiaip tai mižalai, šiukšlės ir iš tų kanalizacijų ten kažkiek garai, nežinau kas ten eina, bet toks irgi nečystas kvapas. O kas dėl higienos, tai ką aš žinau. Visi turi standartus kažkokius kiekviena šalis ir... Aš čia, pavyzdžiui, turbūt labiau bijočiau apsinuoti negu Indijai, nes Indijai ten viskas yra suplanuota. Ten tu valgai tą maistą, tu dega burna, dega to pačiu bacilos, o čia tai... Čia man neaišku. Neaišku, ką čia pardavinėja. Ar geriau apsitiest už $1,5 suvalgius kažką, ar čia už $14. Man geriau mažiau išleisti ir apsitrės būtų. Tokiai miestui irgi reikia nuleist garą. Pavostykit tą garą dabar. Žodžiu, toks kažkoks šūto kvapas. Net nežinau, kaip su kuo palyginti tą kvapą. Ir dar apie higieną. Dabar aš jau užsivedžiau, nebesustabdysit manęs. Tie patys žmonės, kur sako, eik tu savo ten Indijai, fui, ten kaip šlypšti, nehigieniškai, ten eik tu savo ten maišo su rankom maistą gatvėj. Ir tie patys žmonės iš tualeto išėję rankų nenusiplauna, arba maigo tą savo telefoną, arba kokią klaviatūrą, kur ten belė kiek bacilų ir paskui valgo su tom pačiom rankom neplautom. Arba sveikinas, ten glebeščiuojas ir paskui irgi neplauna tų rankų troleibuse, palaiko kokį turėklą ir vėl valgo ten savo kebabą. Ir tie patys žmonės sako, kad Indijai nešvaru. Žinokit, to Indo, kur ten... tų garų įkvėpiau. Tų Indų, kur ten makaluoja kažką su rankom, ten tą savo košę makalošę, aš jaučiu, kad rankos draugiškesnės maistui negu mano dabar čia, kai nors aš nesenai buvau neutraliam lyčių tualete ir ploviau, bet jų lyčių kamera, telefonai, viskas jau jos, aš jaučiu, kai jos tvinkso nuo bacilų. Taip kad ne viskas higienai lygu, kas lygu higienai. Nesakau, ką pabaigiau pasakyti, bet supratot, plaukit rankas. Pusė policijos pajėgų saugo Trumpo bokštą viešbutį. Tai aš čia, kad ūžia, nieko nešaldai. Tai čia ūžia. Eik miegot. Trys valandos dviračio be purvas irgi nuoma $30. $33. Bet galvoju, kadangi mažai aš čia laiko turiu bendrai, pamatyti yra daug ką, nepamatysiu aišku daug ko. Tai su dvirka biškai greičiau. Spiriksi metro šok po pietų. Ai, per raudoną varau, čiagi šviesoforai yra dviratininkam. Šitas geras. Holy Just keep going, dude. Yeah.
keista matyti tos plentininkus, tos jau ten pro dviratininkus važiuojant dviračių takais. Nes pas mus nesvarbu, jeigu yra dviračių takai, jie vis tiek važiuos gatvė, nes dviračių takais tik tais vaikai ir pensininkai važinėjo, o kieti plenta dviratininkai gatvėm. Bet šiais laikais mes neturim pasirinkimo. Turiu omeny mes, tai tam, kam per 30 sueina. Arba tu tampi maratonų bėgiko, arba nusipirki plentą dviratį ir plentininku, arba daug kalaus geri ir netampi nei vieno. Tai aš dar kol kas kažkaip nei vieno, nei trečio, bet aš jau jaučiu, kad man gresia. Blemba, gal geriau aš bėgiočiau. Man su dviračiu patinka, bet su paprastu tokiu kaimietišku. Su tais plento, tai ten hemorojai, tik varas tos sėdynės. Čia net tas viešbutis blema nesimato, kur vienas namuose panašus. Bet gal tas sėdynės plonas, kur drasko rūrą, specialiai tokios aerodinamika ir šiaip skauda rūrą ir skubi greičiau parmint namo. Nes tikrai noriu kuo greičiau baigt mint su tokiam sėdynėm. Aš jau tokia dabar dvigubai storesnė gavau, bet man vis tiek jau dabar spaudžia. Jau šašlykinės kūrenas, jau iškeliauja žmonės, nepriklausomybės dieną švenčia. Aš negalvojau, kad galima čia tokiai vietoj kūrent, bet bile kiek tų grillinių pakurtų čia. Gal tik šiandien leidžia, nežinau. Gal visada. Bet šiaip pasakysiu, kad kietai yra tokia vieta turėti mieste. Ypač tokiam dideliam mieste. Nes realiai jokių mašinų nesigirdi nieko. Pasižiūri vieną pusę medžiai, į kitą pusę medžiai. Pastatai, aišku, išlena ten aukšti. Milžiniškam didmiestį pasijauti gamtoj. O, deginas tiesiog nuoga moteris. Atspūtė. Nuo vieno gal iki kito per kažkur pusę valandos, ar mažiau, gal 20 minučių numyniau. Beveik visi, kas ant suoliukų sėdi, išpartėja arba bomžai, arba abudu. Atrodo, kad jie bijo tos suoliukus užleisti, nes užims kažkas ir tada nebus kur nakvot. Čia gal skamba juokinga ir žiauriai, bet tokia realybė yra. Pasiskirstė suoliukų zonom. Aš kažkodėl vandenį palikau. Ir dabar jau lūpos baigia sulysti burną. Dabar supratau, kad spynos nedavė man prie dviračio. Čia turbūt yra tas miestas, kur daugiausiai šansų sakyčiau, kad pavogė dalykus, tokius kaip dviratį. Bent jau bėgį jungsiu sunkiausia, jeigu voksiu. Aš šiaip net nesu tas, kur labai saugo tokius dalykus. Pavyzdžiui, ten Azijoje aš tą motorolį palieku
su rakčiukais kartais prie parduotuvės kažkur tais. Kartais su degimu net palieku ir išsikrauna. Bet čia tai aš kažkaip jau geriau Lietuvoje kokiam čigonų tabore palikčiau negu čia. Tai jo, nereik čia tų kainų rašyti, taigi visi čia turim tų pinigų perteklių vis tiek. Šlapimas ir tas 4 eurai, 3 doleriai. Ką gauni su dviračiu, už kurį moki 10 eurų valandai, galbūt spiną, ne, spinos negauni, o tai gal tada krepšelį gauni, tik tam sudėti. Ne, krepšelis papildomai kainuoja. Tai gerai, gal bent jau vandenį gauni gertuvę tą įsidėti. Man patinka šiltas vanduo ir nieko jis man nepadarysiu. Pretty much, right? Kas pasakys, koks čia sportas? Ne, čia ne futbolas, čia sokeris. Realiai saulė užstoja pusėj miesto. Čia, man rodos, ta vieta, kur stovėjo dvyniai ir susprogdino patys tos dvynius ir prieš tai dar ten kažkas su lėktuvu babai atsitrenkė ir sako, va, čia jūs padarėt, matot? Ir dabar sako, mes atvarom pas jumis bardaką daryt, nuvarė į Afganistaną, Ameriką 20 metų, sako, dabar duokit mums naftą, duokit heroiną ir viską duokit. Ir davė, ir ėmė, ir čiulpė papą už 20 metų ir paskui sako, nebeduosim ir pabėgo. Ką, agurkai? Šiandien pasirodo, kadangi Liepos 4 uždarytas Bruklino tiltas, gali eiti tik pėsti, bet kažkur praleidau reik bileto. Man dvirką reikia grąžinti už kem minučių, o dar parmint nemažas gabalas. Tai minu. Visą laiką važiavau dviračių taku, man net dėdavo kiti dviračiai, dabar aš dedu mašinas. Revenge.
cigarečių paradas Liepos 4-osios. We love America. America number one. Koks gyrytas, jeigu turgus, koks nors kelionė neaplankytas. Nors jau 1 valanda. Bet šiaip tai gera diena dviračių važiuoti, nes šitas eismas stipriai apkarpytas centre, tai varai savo. Vieną kitą mašiną iš kažkur atsiranda. Per raudoną irgi gali varyti. Vis nieko nėra. Bet ir nedirba beveik niekas restoranai, kavinės, tai turbūt koks 8% užsidaro. Kur visokie kiniečiai, indai, tai jie tai dirba, jie ten 8 dienas per savaitę jie dirba. Vakar sakiau, kad brangiausiai parduotuvėje buvau toj Whole Foods, bet dabar jau užėjau kažkokią tais organic, gluten free, vegan, non-GMO shit, tai ryžių trapučiai $6. Ir čia viskas. Čia visai gali būti brangiau, pasirodo. Alright, bike in place. Nes mano dvirka nuomota už 30 eurų. Neturi purvasargių ar atšvaitų. Geriau nepavėluočiau, nes dar 10 pakločiau. Bet tuo tarpu obuolių sultis kapočiau. Turės geresnių šitų. Iki nuomos pabaigos liko 6 minutės, o man vien kažkur 15 minučių. Pažiūrėsim, ar baus, ar ne. Joe Pizza eilė. Ten ir dar užsisukusim belekiek. Arba nemokamai, arba nežinau, gal ko tiek laukti. Pavėlavau visumoje ten gal 10-12 minučių, bandė privrūžant dar tipo $10 už vėlavimą, nes jau tada valandą užsimeta apvalinas. Nes seniuk kviesk, ką nori, kviesk menedžerį, policiją, sakau, nemokėsiu. Jie turi pasiėmę mano dokumentą kaip užstatą. Tai negaliu tiesiog nueiti. Tai pakvietė kažkokį ten viršėjas, tas čia vėluoji, čia 20 minučių, nors ten pralaukiau eilėj, kuris mane davė papildomai 10 minučių, kai nuomavaus, kad tipo užsimetimui. Ir toks, sakau, nieką, nežinau, nemokėsiu. Tiesiog net nieką nesiginčia, nepiktai, sakau, nemokėsiu. Surado tas teisės, nieką nepasakė, surado, okei, padavė. Kartais gerai, be pykčio, taip tiesiog, tingiau net kažką ginčyti, sakau, spinos nedavė, to nedavė, po dviratis šūdas. Pakankamai šūdas, tikrai. Nėra, kad labai blogas, bet kad už tokią kainą, tai ne kažką. Ką, einu į savo mini penthausą atsipūst, kažką eisiu pavalgyti ir eisiu antram raundui švęst Amerikos nepriklausomybės. Amerika, fuck yeah. Bet čia yra negerai, čia nerėkia vėdinimų. Vos ir
kvėpuoti ir karštą pilikai. Ar čia kas sugedė? Tikrai negali, kad tai būtų normaliai. Vienkartinis metro bilietas 3,25. Visai kaip Indija čia švara. Gal ir bambo šitel tų kainų ar kažką, bet va, pavyzdžiui, yra ir nemokamų dalykų. Keltas Staten Islando. Aš nežinau, kur iš čia plaukia, kiek plaukia ilgai, bet kažkur plūgrina. Nu, ko čia grūdatės, parodykit ir man. Dėl šitą. Nežinau, kodėl aš čia didesnį įsivaizdavau žiūrį. Kaip atrodo maža. Įsivaizduočiau, kad tokiam Las Vegas'e stovi tokia dydžia. Aišku, dar toli gali. Nu įdomu, čia eilė į ką? Ledų kokių. Net nesimato galo. Arba čia Trumpas turi būti, arba kažkas nemokamai, arba gal fejerverkus renkasi, žiūrėti jau kaip pavyzdį, bet dar ne. Už 3 valandų. Tai jo, čia fejerverkų laukia, bet jie tik tais už 3 valandų, plus nežinau, štai ten gėdžia. Bet čia yra daugiau tų vietų, kur pasižiūrėti bus galima, kažkur reiks nueiti. Ko negali dideli pinigai, gali labai dideli pinigai. O ko jau negali labai dideli pinigai, gali Wall Street'o pinigai. Čia dabar taip sugalvojau pasakyti. Šiaip turbūt man labiausiai niujorkietiškas filmas yra Kietas riešutėlis 3, nežinau kodėl. Atėjau čia į Wall Street'ą ir toks iškart Kietas riešutėlis. Trečia dalis. Jeigu nematėte, tai net nežiūrėkit, reiškia, jums nelemta. Macy's, c'est eux qui s'occupent. Il va acheter un là. Je fais gaffe, c'est pas vraiment haut.
Aš kažkaip tikėjausi, kad čia tą Liepos 4 labiau kažkaip švenčia, kad čia bus persirengę, geras, juoksis, kažką tai darys. Dabar tiesiog, čia aišku, dauguma mūsų turistai, čia turbūt Manhattan, nežinau, 80%, tai gal dėl to, gal nėra ta geriausia vieta, kur pajus tą dvasią nepriklausomybės dienos. Paskutinį kartą taip fejerverkų laukiau turbūt kokiais 2007 metais per ledų šventę Kėdainiuose. Tikiuosi bus verti. Nu, tai su naujais, nu. Aš garantuoju, kas filmuos fejerverkus, niekad to video nežiūrės gyvenime. Daugiausiai ką darys, tai lieps kažkam kitam žiūrėti po, o žiūrėk, čia New York'e fejerverkai buvo. Ir niekam neįdomu žiūrėti video fejerverkų. Fejerverkai geriausiu atveju įdomus gyvai. Pasižiūrėkit. Ir mūsų nepamiršta Amerika. Įdomu, ne? JV. Galingai pavarė. Vienu metu atrodo, kad baigęs, jau būdžiau žiojus įsakyt, nu, pasai geresni būdavo, bet tada dar užvarė, tada vėl atrodo vienu metu, kad baigęs visi pradėjo plot, dar užvarė, čia realiai kokias 30 minučių atkapojo ir tokie tikrai galingi fejerverkai, vertėjo laukti. Kągi, čia ir pabaigsim mūsų niujorkietišką patirtį, amerikietišką patirtį. Šiaip tai labai intensyvi ir įdomi ir smagi savaitė buvo šita. Man rodos, dar kai grįšiu, reiks kokių 2-3 dienų, kad biškį susivirškit. Nes aš taip įpratęs lėčiau keliauti visą laiką, bet čia taip užpuolė, kad go hard or go home, tai go hard pirmą, dabar jau go home, rytoj varau. Būtų jokingai kažkas dabar pradėtų rėkti, jam įkando, jis užkrėstas. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad esat. Būkit ir toliau, būkit nepriklausomi, būkit sveiki ir pasimatom ateityje. Ta pati Joe's Pizza, kur dieną važiavau ir buvo eilė per visus šaligatvius, dar vis yra eilė.